Mano visų turimų kapibarų holas. Skirkim sekundėlę prisiminti, kaip vieną kartą Japonijoje man įkando legit kapibaras. Pradėsiu nuo savo mylimiausio. Jį pirkau Kinijos kaimelį. Kartu su manim miegojo visuose viešbučiuose kelionės metu. Šitas kapibaras buvo pakabukas ant mano rankinuko ir kai buvom Šanchajų restorane, aš jį pamečiau ir visą laimę aš jį radau. Su juo labai daug keliavau. Tiesiog dabar jau jisai yra kaip kolekcinis kapibaras. Dar vienas didelis kapibaras, kuris pametė savo vėžliuko kuprinę. Šitą kapibarą gavau per kalėdas nuo savo draugo. Turiu kapibarą vėjelį su funkcija. Jis pučia vėją. Čia matot mano pačius pirmuosius kapibarus. Man juos padovanojo mano vaikinas. Šitą kapibarą man parvežė mama iš Japonijos. Šitas kapibaras yra irgi vienas mano mylimiausių kapibarų dėl vienos funkcijos. Turime kapibarą, kuris transformuojasi ir čia yra kitas kapibaras. Ir šitas kapibaras yra realiai kaip kiauliukas. Šitą kapibarą man parvežė mama ir aš jį tiesiog dievinu. Man taip patinka, kad jis negali net atsisėsti dėl to, nes jis yra tiesiog per storas. Tada turime kepėją kapibarą, kuris tiesiog taip pat atrodo. Na ir prieš paskutinis yra toks kapibaras, jo kuprinytė yra šitas. Na ir taip atrodo mano paskutinis esantis kolekcijų kapibaras, kuris yra ne ką prastesnis už visus kitus. Ir aš jį vadinu drugelio kapibarą. Taip atrodo mano kapibarų kolekcija ir taip aš esu apsėsta kapibarų. Na ir daugiau manęs, kaip visada, galite rasti mano Instagrame, todėl visi laukiami Demino.